Surski, sakykit, kaip norit, bet gyvens lengviai ir moderniai. Dabar ministro Bernatonio nurodymu iš partijos išstot galim ir internetu. Nesupratau? Žiūrėkit, kaip viskas paprasta. Įeinat per banką, susirandat ties tokią grafą išstoti, padedat varnelę, paspaudžiat enter ir viskas. Ne, aš čia tai nesupratau. Už ką iš žmonių tokį malonumą atimti? Kaip atimti? Kaip atimti, klausia Pelė. Daugelis žmonių į partiją sustoja tik tais tam, kad iš juos triukšmingai su pompa išstot. Taigi toks malonumas, gauni bilietą, po to ateini ir tekšti ant stalo. Žurnalistai, kameros, fotoblikstos blikstasi ir tu išsitrauki savo bilietą ir... Palaukit, čiagi telefonas jūsų, čia ne bilietas. Duokit man savo socialistų partijos bilietą. Neturiu tokio, niekada neturėjau. A, jūs nesinešiojat? Gal aš tada parodysim savo šitą nacionaltautininkų Šeškinės turgelio skyrių. Aha. Va, žiūrėkit, mokinkitės, žiūrėkit. Tai va, Kubiliau, daugiau aš tau nevergausiu. Nesiurpsi, operatorius filmuojat. Visi, nesiurpsi mano kraujo daugiau, Kubiliau. Supratai, laborantai. Kaip? Bravo. Vat įdomu, kiek jūs partijų esat pakeitęs, kad taip jums gerai ta išstojimo drama gaunasi, va taip. Aš slapta esu filmavęs, kaip Puteikis išstojo iš konservatorių partijos. Žinokit, dar gražiau negu kai Stančikė kai išstojo. Tai tas žmogui priduoda tokio, tokie išstojimai, tokių, vertės žmogiškus, daugiau tokio, žinot, ką aš turiu omeny. Aš dar nebaigiau sakyti. Na. Lietuvoje taip trūksta visokių tų švenčinių datų, o Bernatonis dar į pogrindį išstojimą nori nugrūsti. Baigiau dabar, ką norėjau atsakyti. Tik toks rezumė trumpas, žinot, toks gyvenimas. Argi čia gyvenimas. Pavedimą darai internetu, tai tu nei kasininkės, nei buhalterės net nematai, tai jos net neapšauksi. Į polikliniką jau internetų registracija vyksta. O anksčiau būdavo stovi eiliai. Aš savo žmoną poliklinikos eiliai sutikau, susipažinom, pas psichiatrą buvom registravimus. Ką tu? Dabar iš vis iš namų neišeini. Dabar jeigu iš namų, tai nebent policija tave ateina ištemti už smurtą prieš artimą šeimoje. Žinot. Palaukit, aš dar nebaigiau. Teisus Putinas, sakydamas, kad internetas yra CŽV išmislas, kurio tikslas yra kontroliuoti žmonės, juos suvarant visus į namus, kad jie ten sėdėtų ir juos tada galima kontroliuoti. Kur jūs eina dabar? Žinot ką, parašykit man į e-mailą. Kažkaip su jumis nelabai aš noriu bendrauti. Jūs ne žmogus, jūs chemtrailas esat, va taip.